Sveiki, jūs kanale Katinutės, aš esu Rožė ir šiandieną mano gimtadienis. Taip, gegužės 20, mano gimtadienis. Aišku, dar Murka neatėjo, bet tikiuosi, kad ateis mano mažytė. Aš jas labai laukiu. Taip, dabar visiems sveiki, aš esu šeimininkė. Šiandieną mes turime Rožytį pagaminti tortuką iš visų šitų ingredientų. Čia nevalgomas, bet čia tai žvakutė. Čia ir lėkštutė. Va būtent iš visų šitų ingredientų. Ir tokie piešinukai ant lentos. Tiesiog kažkokie. Ir pati Rožė. Jubiliatė mūsų. Ir kiek tau metų? Man dabar yra 7 metai. Nu va, 7 metai. O kodėl 7? Nes todėl, kad 7. Kitais metais bus 8. O tu turėtum 8 tą žvakutę? Žinoma, kad turiu. Nu, gerai. Kas čia per liūtas mėtus? Nesvarbu, nekreipdėmės tą liūtą. Nu, gerai. Prašyčiau ponę nežiūrėt. Nu, kodėl? Todėl, nes nežiūrėt. Antilizdukai dar gyvuoja. Ten nemačiau nieko. Va tenais. Čia tai aišku mačiau. Aš čia netgi maistuką kriuklytį padėjau. Galėsiu parodyti. Paskiau parodysiu ten maistuką ten paukščiukams. O ko tu taip žiūri? Nu ką, negalima? Nu dabar negalima. Nu gerai. Negalima, tai negalima. Aš tada biškį išeisiu. Aš paskiau tave pakviesiu. Nu pakviesk. Nu neliūdėk. Nu kas ten per surprizus? Ai, jau šie. Nesakysim. Gerai, lėkštė. Skaniukai kažkokie. Paštetas, čia tortas. Lasdelės, žvakutė viena, tokia žalia parinkau. Aišku, biškį padeginta, nes čia nuo mano gimtadienio liko. Ir tokie dar, neskanės, tai kaip paprastukai. Tai va, jau turim visą komplektą, maisto ir lėkštės. Nu, čia ne maistas, tai šitą galima pridėti geriau dabar prie lėkštės. Nu, gerai, dabar mes gaminsime tortą. Ne taip, kaip norėtųsi, bet vis tiek. Ką tu ten darai, man klausimas? Aš negaliu to sakyti, Rožė. Nu, bet kodėl? Todėl, nes negaliu. Nu gerai. Manau, kad dabar reiktų su šitais papuošti. Va su šituo. Nu, ką tu ten darai? Tu pirmą kartą pati priėjai prie mano kojų. Nu, tu tiek išalkus. Nu, taip, bet... O niekas kitas nevalgys kažko, ko turėčiau aš irgi valgyti. Gali būt, kad ne, jeigu jie patys neteis. Nu, aišku. Čia pasirodo, kad šitie skanėstai yra širdelė forma. Bet tokie gražus. Aišku, pats tortas nelabai gražus. Dabar galvoju panaudosiu šitas lasdeles. Kelias. Rožė, tu gali nemiaukti. Nu ką nemiaukti, aš tokia išalkus kaip liūtas. Nu jo, viskas aišku. Jaučiu pamatę mūsų staigmeną. Manau, kad teks pameluot Rožė, juk čia vyksta kulinarijos pamoka. Aš tai parodau Rožė. Pabandykim. Gerai. Nu ką jūs tenais darote? Rožė, čia vyksta kulinarijos pamoka. Kulinarijos? Įdomiai. O mes niekada neturim tokių pamokų. Čia vyksta kulinarijos pamoka. Žodžiu. Mes dar šiaip kavinę turėtumėm atidaryti kačių. Nu, atidarysim kažkada. Dabar šiaip čia yra mokykla. O čia reikia užrašyti, manau, kažką kitą, bet paskiau ne dabar. Ar ne, Rožė? Nu taip, aš į pagrindinę su mokytoja. Miaukselis antras, o Murka mokinė. Kaip ir Čikis su mere. Daviau vieną Rožį, nedidelę tokią lasdelę, tai čia galima irgi padėti. Oi, lauktoj. Nu, manau, kad visai gal ir gerai gavosi. Kaip jiems tik aišku lėkštė išsipurvinant paštet. Bet jaučiu, Rožė nebus taip svarbu. Čia tuščia, o čia netuščia. Mes dar šito ingredientų nepanaudojom. Panaudosim, čia bus kaip paprastukai maži. Čia sterilizuotom katėm. Sterilizuot. Tiesiog, aš sakau sterilizuotom katėm. Nes mano Rožė, kaip ir Murka, yra sterilizuotos. Ir čia, palaukit, Rožė sveria kažkur 5 kilogramus, tai 20 gabaliukų reikia dėti. Nu, 20, nes kažkur
Ne, 5 kg, 4,6. Tai skaitos 5 kg, manau, kad jis sveria. Jo, čia lentelė tokia. Morka sveria 3 kažkur liktais. Tai 15 duodu. Rožė sveria 5, nes jai 20 duosiu. Nukselis sveria 6 kg. Tai jam lygiai 6, tai jam 25. Morka tikrai nesveria 1 arba 2 kg. Aš rožiai įdėjau tik tai 1, 2, 3, 4, 4 tokius skaniukus. Nu, tiesiog tortui nereikia 20 skaniukų. Ir dabar pati įdomiausia dalis – žvakutė. Įdomu, kaip atrodys, aš to įsmeigsiu šitą grožį. Užhipnotizuoja. Ir nepasakytum, kad gražu, ir nepasakytum, kad negražu. Tai per vidurį. Čia mano pats pirmas yra tortas normalus toksai. Tai žodžiu, rožiai 7 metai. Tiesiog viena žvakutė simboliškai. O čia vieną šiukšlę likus tai einu išmestu. Va, bet tuos iš tikrųjų jubiliatė aš. Va, į man, einam. Į man iš paskos einu. Va, čia iš paskos einu jubiliatė. Gražuolė tu. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo, su gimimo, su gimimo diena. Už pusę žvakutę. Aha. Šaunuolė. Rožė. Kavaško čia užsipylė, nieko tokio. Rožė. Ateik valgyt. Va, skanu šitavo tortukas. Valgyt čia skanu. Ačiū.